Hei, žiūrėtojai ir klausytojai, gerbėjai ir nekentėjai, Dūzgėlyno Tranas Ropšė, čia. Šiandien rugpjūčio 14, rytoj žolinė, rugpjūčio 15, ištrūkau šiek tiek anksčiau iš darbo, nes gaudavau orą, savaitgalį daug kitų darbelių nusimato. Pas kitas bites, tai noris kažkaip tai optimizuoti laiką, suspėti daugiau, kad per savaitgalį nebūtų ištisinis darbas ir niekas nespėta padaryti. Tai iš karto sėdžiu prie bitučio. Pirmiausia, sėdu prie to, ką reikia nufilmuoti. Ne tai, ką reikia, aš pats nusprendžiau, kad reikia filmuoti, tai vykdau tą savo įsipareigojimą. Sėdžiu prie mūsų mikrošeimelės. Tradiciškai pakalbam apie tai, kas čia yra ir ką čia darysim dabar, kad būtų aiškumas, kai aš čia kažką filmuosiu, kilnosiu, darinėsiu. Palikom mes čia praeitą sykį, prieš savaitėlę, palaukit. Gal nepilna, šeštadienis gal tai buvo. Kažkur 6-7 dienos praėjo, palikom šičia tą mikrošeimelę, motinėlę izoliuotą. Ir tas jos lizdelis va šičia tam vienam korpusėlį. Dar padarėm fintą šmintą, tipo mažiau nektarų medaus pripiltos koriukus 5 čia padėjom, o pilniau pripiltas čia viršų, žinai. Kas fintą šmintas, tenai yra apkalbėta, o kas iš to finto šminto gavos čia per tas kelias dienas pasižiūrėsim. Tai tokie varikaliukai. Apie tai, ką mes palikom. Ir palikom čia, kažkur 2,8 kg bitučių būsimų peruose, kurias visas paversim super bitėmis. Ne teriukų nemaitinimsiomis stipriomis bitėmis, bet super bitėmis. Dar stipresnėmis, geresnėmis, išsaugojusiamis daugiau galimybių maitinti perus ir panašiai. Dabar praėjo to 6-7 dienos, būtent tiek to laiko, kiek lizdelėje dar būna nedidelis kiekis denelio gaminančių lervučių. Kaip tose kituose filmukuose apkalbėta, po motinėlės izoliavimo dar 6-7 dienas šeimoje gamina superbytas. Tai vadinas, be to, ką mes tos 2,8 kg paversim superbitėm dar per ateinančias savaitės. Per tas 6-7 dienas mes pavertėm superbytėmis visas tas bites, kurios motinėlės izoliavimo dieną prieš savaitę ir anksčiau buvo išsiritusios arba ritosi. Ir netgi šiek tiek gal vėliau, 12 dienų prieš izoliaciją, grubiai imant, tos bitutės, kurios įsirito, 12 dienų prieš izoliaciją ar anksčiau, jos dabar jau tapo super bitėmis. Užtad aš ir minėjau praeitam filmuke, kad tikslaus kiekio tos šeimos dydžio kaip ir nežinau. Žinau tik tai, kad 2,8 kg bus tų žiemos bičių, bet plus kiek nežinau. Spėčiau, kad tas iki ta pirmoji porcija tų bitučių, kurios maitintojomis buvo tas 6 dienas dabar, kai buvo motinėlė izoliuota. Tai galėjo būti, kad ir kilogramai, žinai. Tai realiai tam korpusėlį pas mum žiemos didelė šeima, grubiai, gali būti net 4 kg, žinai. 3,5-4 kg, ko gero tikrai gali būti tam tarpe. Tiek būtent tų žiemos bičių. Pabaigus tą visą procesą ir toks kiekis žiemos bičių drąsiai žiemotų ant 10-12 dadanų rėmo ir ten po naujų metų vaizdas būtų puikus, pilnai užpildytas lizdas, viskas gražu. O mes perpus mažesnį bandysim peržiemoti, kad startuoti pavasarį irgi tokiam pačiam tam fabrikėlį miniatiūriniam. Kas ten ankstesnius filmukus žiūrėjo, klausė, sukrantė, tai, manau, supranta mano tą idėją, tą eksperimentą, tai tą bandysim ir gyventi.
Taip, dabar ką darysim šiandieną, reikia pakalbėti. Ant lapuko gaila nesusirašiau, bet pabandysiu ekspromtu sudėlioti, galbūt nieko nepamiršiu svarbaus. Tiesiog dabar bus momentėlis, kai pasakosiu, ką darysim šiandieną ir tuo pačiu bus informacija su kramtymui, praleidimui pro smegenėles. Tai va, kas tą darote, įsitaisykit patogiau ir bandykim kalbėtis. Pirmiausia, tai ką mes padarysim, pasižiūrėsim tą fintą šmintą. Čia per tas kelias dienas pavyko mums, tarkim, išvalyti tas 5 koriukus. Kur tasai, jeigu išvalė, tasai medus, kur dingo, ne taip ir svarbu, nes maitino perus, žinai. Ir galbūt visiems suėję, žinai. O galbūt, jeigu buvo perteklius, jeigu buvo kažką nešiojęs, apsilakioja, va, matau bitutės nemažais kiekiais. Čia ir kitas dienas mačiau taip, kad tų superbičių dabar pasigamino irgi nemažai. Tai vat, ar sumaitino peram, ar čionai pripildė, pasižiūrėsim tą dalyką, žinai. Ne esmė, bet reikalas tas, kad tos daugštukus jau nuimsim, žinai. Pasižiūrėsim fintą šmintas ar gavosi. Ir kas čia liko dėl miko, pagal situaciją paimsiu arba kažkiek išsuksiu. Arba duosiu tiesiog nusausinti bitutėms visoms susinešiuoti, žinai, kad tie jau liktų tos meduvės laisvos su tais kuriais kitam sezonui. Tuo pačiu pasižiūrėsim, kokių, tarkim, gali būti kliurkų šitą darant, taip kaip aš padariau. Ar jos įvyko tos kliurkos ir ką būtų galima padaryti, kad tokios kliurkos neįvyktų, žinai. Visų pirmiausia, kokia gali būti kliurka. Kliurka gali būti tokia, kad čia paliko 5 koriukai ir tuščios ertmės. Jeigu jos ten nešėsi dar kažką, ne tiek skubėjo čia kelti atsilaisvinti, o kiek pasisiūti liežuvį galėjo, žinai. Tai tokia kliurkytė, liežuvį gali būti pasiūta, žinai. Kad to nebūtų, reikėjo, žinai, tas, tarkim, intarpėlius tokius indeklus sudėti, kad nebūtų tų tuščių ertmių, tada problemos nebūtų, žinai, tokios. Dar kas gali būti, tarkim, gali būti, kad tos koriukus gerai atlaisvino, bet, tarkim, per šią tą savaitėlę užsinešė juos žiedadulkių, žinai, tai tokie iš dalies bus kaip ir pagadinti biški koriukai, nes bus pridėliota ten žiedadulkių, nes čia jums labai patogu yra po perais, žinai, sandėliuotis tas žiedadulkės. Viską pasižiūrėsim ir visi tokie dalykėliai, sukliurkikiam, nesukliurkikiam, tie fintai, šmintai, tai plečia akiratį, didina žinojimų kiekį, žinai, kaip kas vyksta, kokie niuansėliai, kaip jas galima panaudoti, išnaudoti. Tai tokia bus žaliavėlė pakramtymui. Kitas dalykas, ką darysim, tuos atėjome ir palikę tik lizdelį. Pagal tą, jeigu bendrą planą, kuris veikia beveik 100% superbičių pagaminimui, ten turėtume dabar išleisti motinėlę 2-3 dienom, žinai, po to vėl uždaryti ir taip toliau. Galite pasižiūrėti, kam įdomu, filmukę tam, jeigu nežiūrėjot. Bet, kaip paskutiniam filmukę pasikalbėjimų minėjau, kai esi sukramtęs, praleidęs, turi žinojimus, gali tos pačius procesus užtikrinti ir sukontroliuoti ir kitokiais būdais, paprastesniais. Tai šičia mes tą paruošimą ir superbičių užsiauginimą padarysim kiek kitaip negu ten pasakojau teorijos dūzgeliavimo playlistę. Kažkiek galbūt paprastesnių būdų, labiau tokių panašesnių į tradicinį. Nors nemanau, kad tai nei paprastesnis, nei nepaprastesnis kažkaip, kai žinai, kad kiekvienam būdė yra savi niuansai, kurių neišpildžius, jisai pavyksta arba nepavyksta. Pavyksta super gerai, arba pavyksta vidutiniškai, arba iš vis nepavyksta. Tai tik tai tiek, kad daugumai tasai atrodys mažiau sudėtinga dėl to, kad tos motinėlės izoliuoti nebereikia.
Tai vat, paleisiu motinėlį ir, kaip jau pasakiau, jos nebeizoliuosiu. Izoliuosiu tiksliau, ko gero vieną kartą, bet irgi nuspręsiu, matydama situaciją, kaip pasielgsiu. Kaip aš tą padarysiu dabar, kaip išpildysiu tas sąlygas superbičių gamybos. Kad man tos 2,8 kg tų bitučių, kurios rysis iš tų perų, kai kurios gal jau ir pradėjo ristis, kur praeitą savaitgalį žiūrėjom, pagrindinė sąlyga yra mažėjantis pienelių maitinamų lervučių kiekis lizde. Taip paprastais liaudiškai žodis, perų turi mažėti laipsniškai. Kiek ilgai tas būtų laipsniškai? Minimum 3 savaitės, geriausiai 4. Terminų visų aiškinti nenoriu, yra filmų prifilmuota, kas kramto susikramtys, kas nekramto, tam ir aš nekramtysiu. Nes, kaip sakant, jeigu nori kažką turėti, visur turi įdėti savo pastangų. Aš taip manau ir manau, kad taip yra teisinga. Per daug nekramtysiu, vien dėl to, kad tai būtų neteisinga. Tai va, turim užtikrinti laipsnišką perų mažėjimą 3-4 savaičių bėgį. Minimum 3, geriausiai 4 savaičių bėgį. Kaip mes tą padarysim? Mes tą darysim apribodami motinėlės dėjimo galimų, apribodami motinėliai korių plotą, į kurios jį galėtų padėti kiaušinėlį. Ir tai mes padarysim užmaitindami šitą šeimą jos lizde. Užpildami sirupų tiesiog. Čia, pasiklausykit, kas norit sukramtyti, nes čia dabar pasakysiu šiek tiek dalykėlių, tokių niuansėlių, kurie yra svarbus. Taip, dabar kaip tas vyksta užmaitinimas toksai sklandus? Visų pirma, reikia šiek tiek pažinoti savo bites, įsivertinti bent jau prognozes orų. Dabar aš žiūrėjau, bent artimiausią savaitę prognozuojama toks be aštrių kažkokių apokaliptinių pokyčių, žinai, ten vasaros sugrįžimų ir panašiai. Tai ramiai, kaip kad stebiu savo bites, kad jos ruošia žiemai. Tikiuosi, taip ramiai ir vyks toliau procesas toliau ir aš galėsiu sklandžiai tą dalyką užmaitinimą padaryti. Kad būtų galima mažinti tą, kaip sakant, sąlyginai izoliuoti, tiesiog užmaitinant bites, užpilant lizdą, visų pirmiausia, tas lizdas jau turi būti paruoštas, būtent toks, būtent tiek korių, kiek liks žiemai. Priešingų atveju jūs nežinot, ką užpilinėjant, kiek užpilinėjat ir ten pilsit tą sirupą, kaip bilė kiek, bilė kada ir kas iš to bus, neaišku visiškai. Čia toks intarpėlis. Yra daug tokių galvojančių žmonių, kad jie bitininkauja ir nusprendžia atvažiuoti pas bites, kaip po tipo kažkaip tai galbūt laikas būtų, ateina pas tas bites ir tada tik galvoja, ką dabar aš su jom darysiu. Pradeda kažką žiūrėti, neaišku ką žiūrėti ir galvoti, ką čia dabar reikia padaryti. Žinai. Paskui sugalvoja, jau bežiūrėdami, ką darys, kažką tai sugalvoja. Tada pradeda žiūrėti, kad norėdami daryti tai, ką sugalvojo čia ir dabar, reikėjo tą pasiimti. Tada pradeda lakstyti, ieškoti to. Tada grįžta, jau visi eldrijas visas ir bando tą kažką daryti. Ir kai visas toks grįžta, tai ir šiaip bala žino, ką ten darys, ar gerai sugalvojo, bet ir visas ten šaršalą kelia dar didžiulį tom bitėm. Ir bitės pasidaro irzlios, piktos neretai. Nes kaip jau buvau sakęs, pas bites reikia eiti ne o Tai va, tokie gaunas dalykai. Tai aš tokių dalykų nevadinu bitininkavimu. Čia tik mano nuomonė. Jeigu kažkas tuose žodžiuose atpažįstat, mano pasakytose atpažįstat save, tai irgi nėra mano problema, žinai.
Nes aš nesu žmogus, kuris privalau kažkam daryti kažkokius malonumus, dovanoti ir panašiai. Ir iš viso, aišku, tikėtis iš visų, iš aplinkinių, kad jie darys tau ir bus tau tik malonus ir darys tau tik malonius dalykus, yra taip vaikiškai, naiviai žmogiška. Bet tai kalba apie žmogaus nebrandumą, nes jis elgiasi kaip vaikas. O vaikas jis taip ir galvoja, kad pasaulis yra tik dėl jo. Ir pasaulis yra tik tam, kad tenkintų jo poreikius. Tai tokie reikaliukai. Kaip sakant, kaip paprasčiau pasakius, jeigu kažkas save atpažino, tai dabar įsižeidėt, užpykot ant kažkokio tai ropšės, kurio net gyvai nesat matę akysiai, net nepažįstat, tai čia yra tik jūsų problemėlė. Tikrai ne mano. Tai nukrypimas toksai. Tai kaip vyksta tas užpilimas, jau kaip minėjau, lizdas turi būti paruoštas būtent toks, koks bus žiemojimo. Aš kaip tai nustatau, kiek liks korių žiemojimo, tai būtent tuo momentu, kai pradedu ruošti, susiskaičiuoju perus. Kiek pilnų pagal mane, atskiras yra filmukas, kramtykit, kiek tuo momentu, kai nusprendžiau konkrečioje šeimoje ruošti šeimą žiemojimui, yra pilnų korių su perais, tiek ir lieka korių šeimos tos konkrečios žiemojimui. Čia kai kas pradės kramtyti, susimastys, kaip dabar tą padaryti, nes aš ten pas save tam avily dėžiai randu su perais 10 korių, bet kai jos pradedu skaičiuoti pilnais koriais, pas mane yra tik 5. O čia ir reikia galvoti, anksčiau reikėjo galvoti. Ir tai yra medžiaga sukramtimui. Ir tai susišaukia su tuom, ką dariau intarpėlį apie tai, kad atvažiuom daryti, nežinodami ką daryti ir panašiai. Tai yra jau tai, ką aš vadinu bitininkavimu. Kad darydamas kažką būtent šiandien, tu konkrečiai žinai, ką darai. Ir jau žinai, kada sekantį sykį ateisi pas tas bites, pas tą šeimą, ką nedaug mažo praktiškai 100% ten rasi ir ką konkrečiai, kokiamis priemonėmis ten padarysi. Tai aš jau vadinu bitininkavimu. Čia pagal mano supratimą, mano kriterijus. Taip ir pas kiekvieną kitokie kriterijai, kitokie supratimai. Tai jeigu tokias kyla problemėlės, tai reikia galvoti iš anksto, kaip bitininkauji, kaip per sezoną viskas vyksta pas tave, kad atėjus kažkokiam momentui ten būtų paprasčiau ir panašiai. Pas mane kompaktiški lizdai ir kaip matėt, man tokių problemų nekyla. Aš iš anksto pagalvoju, iš anksto susiaurinu ir man dažniausiai, nesakau, kad 100% gaunasi taip, kaip aš suplanavau. Aš kontroliuoju bičių šeimų gyvenimą, todėl jose vyksta viskas daugumoje atveju taip, kaip aš tai suplanuoju. Mes kartu gyvenam, kartu darbuojam su ukotikėm. Tai užmaitinant, lizdas jau yra paruoštas tiek korių, kiek lik žiemojimų. Ir jis turėtų būti formuotas taip, vėlgi kažką reikia galvoti, kad neliktų tų tuščių kišenių, nes jeigu pilsim tą sirupą, tai čia prisiūsim visokių tų liežuvio, žinai. Ir jos pilsta, tarkim, nektarą ne į lizdą, mažindamos darbinę vietą motinėlį, o į tos liežuvės, žinai. O motinėlė dar labiau įsisiautėjus, ten plėšysis ir augins tos perus, jeigu geras oras, nes vietos sočiai, liežuvis pila. Jūs tik sirupą pilat, tuščiai kažkur į liežuvės, efekto nulis. Tokių gali būti variantų. Tai atsakau, kas turi būti. Turi būti suformuotas lizdas, neturi būti tuščių ertmių, kur kitur pilti tą sirupą, kaip tik į lizdą. Kaip ir kiek pilama. Skaičiuoju aš taip,
vienam lizde liekančiam meduviniam koriukui 1,2 kg cukraus, ne sirupo, bet cukraus. Analogiškai, jeigu dadanui tai būtų 2,5 kg cukraus vienam liekančiam dadano formato koriui. Ir, kaip pavyzdį, tarkim, čia 10 liks tų meduvinių koriukų, 10 padauginam iš 1,2, vadinasi 12 kg cukraus. Šitai šeimai reikia sumaitinti minimum žiemai. Tai pamečiau mintį. Šitą kiekį, kurį susiskaičiavom, konkrečiai šiuo atveju 12 kg, dalinam į 3 dalis. Tai bus 12 kg cukraus dalinam iš 3, 4 kg cukraus. Vadinasi, turėsim 3 porcijas po 4 kg cukraus. Visos tos 3 porcijos sirupo turi būti sumaitintos paeiliui, bet tarpuose, tarp kiekvienos supylimo, turi būti 2-3 dienos be sirupo. Tai būtų taip, tarkim. Pirmą porciją duodu sirupo, ne 4 kg, ne sirupo, 4 kg cukraus, sirupo gausis daugiau litrų ten. Supilu į maitintuvę šitą šeimelį, jinai jį pasiima, laukiu, kol jį pasiims. Jau ištuštino maitintuvę, 2-3 dienos nieko nedarau. Po 2-3 dienų supilu antrą porciją. Vėl ištuštino ją, 2-3 dienos neduodu nieko. Praėjo tos 2-3 dienos tą pauzę, supilu trečią porciją. Daugiau 4 papildoma porcija gali būti dar. Papasakosiu eigoje, nes ko gero teks tai padaryti. Koks tas būtų kiekis, tai čia būtų dar tas trūkstamas kiekis, kad tarkim meduviniam gautus 1,5 kg cukraus koriuką, tai ten skaičiavau 1,2, tai vadinasi papildoma porcija būtų 0,3 kg vienam meduviniam koriukui. O dadanui, padauginkim grubiai iš 2, tai bus pusė 0,6 kg cukraus vienam dadaniniam formatui. Tai čia bonusas gali būti, kad reikia dar supilti ir 4 porcijėlę mažutę. Kaip tas laikė gaunas, vėlgi pasižiūrėsim. Ir kas gerai būtų, žinai, kadangi jeigu taip vėlgi kalbant apie tą tokią kuo didesnę tikimybę, kad viskas sklandžiai pavyktų, kažkuriuo momentu pakontroliuoti, ar tikrai vyksta tai, kas suplanuota, nes aš nežinau, kokių ten bičių yra, kokia situacija gamtoje, apylinkėse, su augalais, su orais ir panašiai. Nes čia jau tas užpilimo nėra toksai 99% kontrolė. 99% kontrolė yra ten, kur minėjau su izoliacija. Tai va. Bet čia pabandysim tokį variantą atlikti. Ir atliksim, nufilmuosim, parodysiu, kaip tai atrodo natūroj. Bus irgi jūsų, kaip sakant, taupyklė, tų, kurie ne tik tai pasižiūrit biškį, bet ir pasiklausot, ir sukramtot, ir prasileidžiat, tai jūsų taupyklė bus tokio žinojimo krislelės. O kad turėti tikrą tą žinojimą, kaip jau minėjau pasikalbėjimuose, tai ten reikia pačiupinėti. Tik pačiupinėjęs suprasi, kas ir kaip. Taip. Nes tik pačiupinėjus atsiranda tas vadinamas 6. jausmas. Nors tai gal ir nėra 6. jausmas. Bet aš neneigiu, kad 6. jausmas irgi egzistuoja, nes kartais pats suabejoju, jį turiu ar neturiu. Tai logika, ne logika, tai patirtis, ne patirtis. Bet manau, kad didžiumoje atveju tai yra patirtis, logika, bet kažkoks krislelis 6. jausmo, to tokio ir egzistuoja. Kiek pas ką jo egzistuoja, irgi negaliu pasakyti. Nes kuo ilgiau būnu su bitėmis, man atrodo, turiu aš tą 6. jausmą, jų supratimą. Kaip romantiškai pasakiau. Tai va, užmaitinimas bus ane. Papasakau kažkokių niuansėlių. Galvoju dabar, ar ką nors svarbaus dar nepraleidau.
Nu, ir apie tai, kad ten, vat, turi iš anksto kažką darydamas, daryti su kažkokiu tikslu, suprasdamas, ką ir kodėl tu darai. Kodėl tu darai būtent tai. Turi žinoti, nes darau būtent tai dabar, todėl, kad tenai būtų taip. Tada tenai atėjęs, tu jau žinosi, ką tu radai. O tu radai tą, nes tenai tu padarai tą. Ir tada tu atsineši tai, ko tau prireiks, žinai, ateini žinai, pas tas bitutės ir bitininkauji. Planuojas laiką, turi kažkokį kalendorių, galvoji ant popieriaus, dar telefone, kompiuterio programai, kokioj, nu, taip jau yra. O visa kita tai yra, nu, tai nėra nei blogai, nei gerai, yra saviveikla, yra profesionalus muzikos kolektyvai kažkokie, yra saviveikliniai, mėgėjiški, žinai, yra šiaip hobiai, yra iš viso bala žino kas, nes žmonės būna, nusiperka šuniuką dėl to, kad jam gražus, dėl to, kad madinga, žinai, paskui žiūri, kas jo daryti, tas šuniukas valgyti nori, sisiuoti nori, jisai nebūna vienoj vietoj, kai tu panori ir panašiai, būna ir taip ir su bitėm būna, noriu, tai madinga, tai gražu, tai Instagramai, dar ką nors, žinai, o čia jį kačiuką, o čia pasirodo dar kažką jos gali įkasti. Nu, vienu žodžiu, nuklydimai tokie. Gerai, manau, pripliurpėjau, gražiai, negražiai, kam patiko, nepatiko, bet kas klauso kramto, tiem šiokias tokios kelias kapeikytės į taupyklę. Kitiem metam ar dar kitiem bus ką veikti. Pagalvoti, pamatyti. Nu, o dabar persistatysiu kamerytę. Tikiuosi neįsijungiu, nes karšta kaip ir nėra, žinai. Medus spintelėse, galbūt šiandieną prekybos spintelėse. Šiandieną, ko gero, gal medus nekepa. Tikiuosi. Nu, jeigu ką nusipirks, kažkas keptų medaus. Ir pasistatęs kitaip kamerytę, einu... Oi, atsiprašau, vos neprispaudžiau bitės. Einu kažką daryti ramiai, viską pafilmuosim. Ai, tiesa, dar pasižiūrėsim, ar čia užmezgė, neužmezgė tų lopšelių, kai motinėlė buvo izoliuota. Nes aš netrankinėjau čia periukų, kad, tarkim, prie motinėlės arčiausiai būtų tie, kur atviri, kur potencialiai gali būti auginami lopšeliai, žinai. Tai sumažina riziką jų užmezgimo, žinai. Bet realiai dabar tik praėjo tos 6-7 dienos. Motinėlė dar, jeigu ir užmezgė, nebus iššokus, žinai. Bet maža tikimybė gali tokia būti, žinai. Nes, tarkim, jau lopšelį gali, jeigu pradės siūti ant tokios lervutės, kuriai tą dieną, kai izoliavom, buvo jau 5 paros, nu, tai dabar +6 jau 11, žinai, ar +7 12. Jeigu labai geros sąlygos lizde, tai gali viskas vykti greičiau iš tikrųjų, nes tasai 21 dieną iki bitės įsiritimo tai yra toks ne visiškai kaip įkaltas skaičius. Jeigu šeima silpnesnė, negeras mikroklimatas, tai gali trukti ir 22, 23 ar 24 dienas, kol bitė įsirita. Žinai. Ir šiaip pagal tyrimus tokia bitė yra durnesnė, jinai nesiorientuoja erdvėje taip gerai, nemoka šokių gerai šokti, nesuprantu, vienu žodžiu. Bet jeigu būna labai geros sąlygas, ta bitė gali iš to kiaušinėlio įsiristi ir anksčiau negu 21 dieną, gal 20-19. Lygiai taip pat su motinėlėm gali būti. Tokio stiprumo šeimoje, ten jeigu pradėjo ten ant to vėlyviausios tos lervutės izoliavimo dieną siūt lopšelį, ten pripylė jį ten to pieno, perteklius čionai, labai staigiai užakiavo šiluma, visa kita, ten gali būti, kad kažkur galbūt ir šoka, ar iššokt gali, tarkim, poros dienų bėgyje po motinėlės išleidimo, nes kas bus išleidus motinėlę, jeigu kažkas yra, didelė tikimybė, žinai, kad bus nugraužti tai, kas užmėgsta, žinai, bet poros dienų bėgi gal kažkur krašte gali ir nespėt nugraužti, žinai, iššoksi, tai gali iššaukti kažkokią tai konfliktėlį, po to problemėlę, žinai, jeigu, tarkim, ta mūsų vaisinga motinėlė būtų nudurta. Na. Tai norint 100% garantijos, norint tiksliai žinot, kad nebus staigmenų, dabar gerai būtų pasižiūrėti, ar nėra lopšelių. Tai filmuoju viską pilnai, tarkim, sugaišiu laiko, pasižiūrėsim, ar nėra čia lopšelių. Ok, pliurpalizmai
šiam momentėliu baigęs. Einam prie darbiukų. Na štai, vėl aš čia. Vieną momentėlį nepasakiau. Dabar va čia besiruošdamas tą kamerytę prisiminiau apie tą porcijų sirupo užpilimą. Kodėl atsiranda tos 2-3 dienų tarpiukui tarp sirupo davimo. Tai yra toks vėlgi kaip apsidraudimo niuansėlės. Įsivaizduokim, mes nekontroliuojam, kaip greit bitės ima tą sirupėlį ir pila į tas akutes. Ir gali gautis taip, kad visas jas užpylė ir motinėlė tiesiog neturi jokios akutės, kur padėti. Bent keletą kiaušinėlių, o mums jų reikia. Tai va tos 2-3 dienos ir skirtos tam, kad bitės, jeigu kas taip gavos, kad staigiai paimdavo godžiai, susinešė ir užpylė visas akutes, kad turėtų laiko prasidžiavinti, prasinešioti ir padaryti bent kelias akutes tai motinėliai padėtas kiaušinėlis. Mums reikalingas 3-4 savaičių bėgėje, laipsniškas perų, tiksliau, jeigu dar tiksliau, tai būtų ne perų, o pienelių maitinamų lervučių mažėjimas. Idealiausia iki 0. Tai va tam atsiranda tos dienikės tarpeliai tarp tų porcijų. Ir dėl to tas kiekis yra būtent į porcijas ir dalinamas. Tai va čia pakramtimai. Gerai, standartinis veiksmas, nuo kurio visas operacijas praktiškai pradedu. Nusiimu plitukę, ją dedu į šoniuką ir nusiimu dangtį. Pasidedu šalia avilio ant žemės, nes ant jo patogu yra dėtis po ranka tuos nukilnojamus aukštukus. A ne, taip ko gero. Čia gal kažkiek matos. Padėsiu taip, kad gal matytus biškai. Tasai dangtis. Gal, kažkiek va matos tas dangtis. Čia biškai toliau pasidėjau, kad matytus, ką pasideda. Pakreipiam kamerytę. Ką čia dabar žiūriu? Yra čia tų bitučių ir ant senikių. Čia matau liežuvių nėra. Čia prisiūta. Tai viršutiniai meduviai ir okei. Dabar ką padarysiu, nusikeliu visą tą aviliuką ant dugno ir tada tą apatinį aukštuką su tais 5 koriukais palieku ant dangčio ir atgal užkeliu jau tik tai tą lizdelę. Matysis gal čia kaip tą padarysiu ant to dangčio. Bandom ramiai, kad nekelčiau erzulio nei pas save galvoj, nei pas bites galvytėse. Kvapas koksai. Blemba, eina kvapas, įdomu pasidarė. Kas čia bus? Iš kur tas kvapas? Geras. Opa. Va. Matos, ne? Nusikėliau visą avilį. Matas. Dabar atskiriu šičia ir tą vadalę užkeliu atgal ir mano lizdukas gausis tiesiai ant to padėklo. Čia pasivalau, biškį pravaikau bitukės. Dūminės nepasiėmiau, galbūt buvus ir pravertus šiek tiek jas, kaip sakant, suspaust. Bet manau, susitvarkysiu ir be dūminės, kažkaip atpratęs aš nuo jos. Opa. Va. Ir čia taip pat patapnoju, kad jos pabėgtų, kad nepritraiškit. Op. Usio. Dabar aš galiu ir šitą meduvę nusiimti. Mes jas gal... O gal pirmą mes jas pasižiūrėkim. Kad po to jas galima būtų įsinešti, nebesitrukdyti, tada pasižiūrėsim lizdelį. Kaip mes tą padarysim? Grotelės, kaip sakiau, jos buvo perteklinės. Ir čia matau, nėra liežuvio. Tai gerai, kad nėra liežuvio. Pavyko išvengti problemėlės. Nusiimu aš ir šitą meduvikę.
Opa. Ir pasižiūrėsim, kas čia yra. Pikiuot labiau pradėjo, ruošės žiemai, labiau viską lipdo. Va. Ir gal, kad man būtų patogiau filmuoti, čia va tas lizdėlis, nusiemu aš gal čia. Ai, tegu būna dabar, čia neimliuosi tos gurtelės. Užsikeliu atgal tas meduvikės, man dėl nugaros, kad nesurakintų čionai. Nes kai pasilenkus ten ką nors daryti, tai būna, o kiek čia bituko. Opa, o, šitas nepripikiuotas. Va. Ir taip va. O čia mes, ką mes dabar? Čia mes gal pasimam aukštuką. Vis tiek mes tos korius atimsim, kokie jie bebūtų, ir tada nuspręsim, ką su jais darysim. Duosim išsinešiuoti, ar kažką išsuksim. Ok, turim šluotalą. Nu, žiūrim, palaukit, šitą viršutinę dabar gavos, pažiūrim matas. Ką čia su medum pavyko, kas išmugaliuoti nepavyko. Šakar makar per tas kelias dienas. Gal per mažai biškį laiką. O gal periukam sušėrė. Šiaip vat biškį būtų buvę gerai tą daryti, praėjus po motinėlės izoliavimo, bet 9-10 dienų. Tada būtų jau visi tie periukai, izoliavimo dieną, kurie buvo periukai, užakiuoti. Ir visi jie būtų išmaitinti medumi. Bet man vat laikas taip suspaudė, tai dabar dalis tų periukų bus šiek tiek galbūt ir sirupu pamaitinti, bet man kitaip nesigauna. Tai mano sprendimas, man tai patogiau. Nu, nepanašu, kad kažkas čia būtų labai pripilnėję, bet vėjas toksai, nesinori čia ant vėjo leisti, bandau kažkaip nušluoti šias žemyn. Atliksim taškymo testą. Atliksim. Ok. Taškymo testas. Eikit mažutės. Nebečiulpkit. Jos čia neša, ar jos čia išsineša. Yra čia kažkiek tų nektariukų. Toks biškai išsinešimui gaila to kiekio. Manau, parsinešiu aš viską namo, paskui ten apsižiūrėsiu, koks stovis jo. Sukamas, nesukamas, taškymo testas praeitas, bet noriu viską tiksliai žinoti, taigi pamatuosiu. Pirmas koriukas neatrodo, kad būtų labai papilnėjęs. Neatsimenu, koks buvo, šitas va sunkesnis, gal ir papilnėjęs. Geras toksai, gal toks ir buvo. Pažiūrėsim tam apatiniam, ar ten patuštėjo, nes ten kažkiek tai irgi tokia buvo. Tai bus akivaizdžiau. Nu, ilgesnių laiko tarpu tas suveikinėja, bet vat irgi yra tų niuansų, kad geriau pilnais tais korpusėliais, nes ten, kitaip ten gali būti visokių tų vat liežuvių, kad nebūtų. Nu, tiesiog tokia struktūra. Lizdą palaikyti, kad nebūtų, kad bitės nedarytų kažko tai tiesiog todėl, kad nėra jom tam daryti sąlygų. Tai jos ir nesirinks daryti liežuvių, jeigu nebus sąlygų sudarytų liežuviams siūti. Nu, vienas kuris ten toks neblogas. Apie kilogramiuko gali būti. Taškymo testą netlikau. Nu, šitas šiek tiek mažlesnis ne vienas, bet irgi gerai papildytas. Taškymo testas praeitas. Taškymo testas praeitas. Likučiai. Turiu nuojautą, kad bent truputį išsuksiu. Nu, tokia turiu nuojautą. Man nėra sudėtinga išsukti porą kilogramų.
Nu, einu ir išsuku. Tiek tos bidelės. Vis tiek dabar meduoja tas medsukis pastatytas pas mane. Kiti aviliai sukasi, pambiškai atvarkant. Nu ir čia yra. Nu, tikrai negaliu pasakyti, ar papilnėjo, bet pamažėjo, tai manyčiau nepamažėjo tikrai. Gal ir nieko nevyko. Taškimo testas, praeitas. Nu, yra čia va. Nektaro, aišku, nepilnas osakūtas, visas va tas plotas. Tralele. Ir šitas, nu, irgi panašiai. Niekas niekaip nesitaško ir taškytis nežada. Tas dvi bitukės čia kažkas siurbia, ar tai kažką daro, ar tai atneša, ar tai išneša. Nu. Oi, prasidės dabar spaudimas, tų bičių į vieną korpusėlį. Ir po to dar pasižiūrėti lopšelius ant pilnom knibždėlynę. Ui, nepatinka man tie tiršti knibždėlynai. Kažkaip baugu jas traškyti. Atrodo, kur neprisilysi, visur bitės. Visur bičių pilna. Ir baugu kažkaip judėti. Nu va. Nu, žiūrim tą apatinę, jin bent jau patuštėjo, gal papilnėjo. Prinešė žiedadulkių, neprinešė. Nu, žinokit, labai lengvas. Čia, kiek pamenu, visiškai tuščių kaip ir nebuvo. Tai vat gali būt, kad iš čia atnešęs būtent periukam. Čia nėra ką daryti jokio taškymo testo, nes jis visiškas barškutis. Nu, čia kažkas biški kažkokias va tenoj pusėj. Mačiau kleckučius nektariuko. Penkiolika akučių. Žiūram toliau. Bet žiedadulkių ten nebuvo užnešusios. Tai galbūt viską tvarkingai lizduke pavyksta jiems susitvarkyti. Arčiau periukų. Irgi lengvas. Lemba lengvesnė, aš kiek pamenu, lyg buvo panašiai kažkas tokio, nes man nepavyko kažko tuštesnio atrinkti. Jeigu tikrai taip, tai pratuštino tikrai. Nu jo, nes čia biškiukai, kai kurios akutės tik tai yra. Šakar-makar. Klausimas, aišku, ar į viršų pakilo, negaliu dabar įvertinti papilnėjimą. Bet kad pratuštino ir, tarkim, tą maistą sunaudoja savo reikmėm periukam, tai irgi gerai. Ir žiedadulkių ten irgi nemačiau, kad būtų pribaršiusios. Tai kuriukų kaip ir sąlyginai nepagadino. Nu, blin, tuščias. Ištuština. Ką šitie dalykai tokie vat irgi dar duoda apie žinojimus. Tai leidžia stebėti, kaip bitės lizde organizuojas maisto judėjimą. Tai supratus galima naudoti tam tikrus triukus pavasarį sirupo ištuštinimui, cukraus sirupo ištuštinimui, kad jis nepatektų į pavasarinį medą ir panašiai. Ta prasme, bet koks suvokimas procesų vykstančių šeimos, logikos jų veiksmų yra žinios, kurias protingas bitininkas vienaip ar kitaip gali panaudoti kažkokiose fintose, šmintose. Tuščias korys, čia jau vidurinis visiškai ištuštintas. Valo. Veikia švintas. Galim konstatuoti. Ir ten tie, kur viršų išėmiau, 5 jie tokie, vat irgi, jeigu ten jau stovis geras,
išdžiovinti. Aš esu tikras 99 procentais, kai jie tikrai išdžiovinti, nes jau ten stovi ilgai. Aš jų net nematavau, jie tikrai ten keliavo, tik tai, kas atliko nuo to lizdelio, nes lizdelį matėt neturėjo ką naudoti, jau kas buvo naudojama, parnešė ir jie iš karto tom periukam. Nes pilnas lizdelis perų visi koriukai. Taip, kad aš pagal savo logiką, žinojimus ir išmąstymus esu tikras 99 procentais, kad ten tie 5 koriukai viršui, kur buvo, jie yra tinkami išsukimui. Klausimas tik tai kiek ten jų. Tuščias visiškai, barškutis. Oi, va čia kelios akutės yra. Biškiuko, šlakštaliuko. Nu, gražu. Čia tie biškučiai šlakštaliuko gali būti, kad kažką iš lauko parsinešė, dar į lizdą nepasikėlė, žinai, parnešė, nes ten prie lakos darbuojasi viskas. Lauko bitė parnešė nektariuko, šalia yra priėmėjai, paėmė iš karto pilačią, kol yra vietos prie tos lakos. O po to kitos jau kelia neša į tas vietas, kur... Tas zarazas, žiūrėkit. Širšuolas buvo atliekęs. Į avilį net. Nežinau, matęs ant kameros. Siaubūnas. Čia priešau, kad bitė norėjo pasičiupęs neštis. Šiemet yra širšuolų pas mane. Vapsvykių problemos nekelia. Kažkaip iš šalia. Ar aš išgaudžiau pernai? O širšuolų kažkur netoliese yra geras lizdas, nes aš čia su tapkėm jos vis everyday bent po vieną ar po du nudubasinu. Ir jie jau žino, kad čia yra bitės, jau atlėkia, nes jie šiaip žino tas medžioklės vietas irgi vieni kitiem praneša. Tuščias barškutis, jaučiu ir pagal svorį. Tai va, šakar-makar suveikė. Tas pirmas aukštukas ištuštintas, ir čia visiškai net nematau nieko, net pašlakstyta. Per vidurinius 3 ten radau po kelias akutės, bet kaip sakau, gali būti iš lauko kažką parsinešė, dar nespėjo pasikelti periukam. Nu, taip va. Nu, tą meduvikę parsinešė, ten jau viduj pafilmuosim, kas ten kaip gavos. Nu ir sėkmės man vysti tą šašalyną. Va, čia bus bičių daug. O, pa. Oi. Kiek bitučių šioj šeimoje. Nu, man įdomu iš tikrųjų, nes man tai yra nauja patirtis. Potencialiai 4 kg žiemos bičių sukišti tokį tūrį. Dar turint omeny, kad pradžiai čia bus ir tų bičių, kurios neliks žiemoti. Nu, aišku, didžioji dalis būtent žiemos bičių dar peruose tebėra, žinai. Bet tai aš užtat jau dabar jas sugrūsiu. Kairysis jau tegul jos žinosi, žinai. O tos, kurios neliks žiemoti, tegul varo tą sirupiuką, žinai. Išsidarbuoja, kad man kuo mažiau jų liktų žiemai. Kad jos išskristų, išeitų, pabaigtų savo gyvenimėlį. Ir nenukristų man žiemą ant dugno ir neužkištų jo, nes tai pablogintų ventiliaciją. Apie tai, kaip formuoja lizdą žiemojimą šaltuoju būdu, dar galbūt irgi atskirą filmuką nufilmuosiu. Tai nėra kažkokia tai tos sistemos dalis, apie kurią kalbu. Ta atitinkama BRK. Nes jau kaip ir minėjau, ruošimas žiemojimui tai nėra kažkoks tos sistemos dalis, žinai, kuri tik taip ir ne kitaip, žinai. Tai tiesiog dabar tie visi reikaliukai, tokie pafilmavimai, kaip aš darau. Vienas iš variantų bus šitas. Gal kitais metais, jeigu dar filmuosiu dar kitokį kokį variantą, parodysiu, paaiškinsiu, kokia ten mano logika. Išsitraukiu pirmą tą koriuką su motinėlę.
Čia va tasai buvo 6 korys nuo kameros pusės. Pažiūrim, ką jin ten yra. Gal jau pabėgo. Ne, nepabėgo. Pažiūrėkim, ar matysis. Aš mačiau mėlyną taškelį. Čia kraščiukė jinai yra. Čia va, mačiau kraščiukė. O čia prispaudžiau bitukę ir jin man įsisegė į koją. Bet vad niekur, čia va kraščiukus jos biškiuką pagilino. Nežinau, matas, nesimato. Kad galėtų lengviau praeiti, žinai. Kad būtų priimti lygiai kaip į korus, va taip apvalymą. Tokį priėjimo pasidarė, bet niekur neišlaisvim. Sakau, visa esmė yra, kur ir kaip įsmingi tą izoliatorių. Tada viskas būna ok. Bet jeigu čia būtų tas nepraeinamas izoliatorius, tada graužtus, kol padarytų skylę, kiaurai korę, kad išsileistų tą motinėlę. Šitą koriuką aš kol kas pasidedu čia prie šonų, tegu būna šitą motinėlę. Čia ant jo tikrai to liopišelio nebus. Nu, žinokit, aš taip jau 100% kruopščiai tų lopšelių tikrai neieškosiu, nes kad tai padaryti aš turėčiau nupurtinti nuo kiekvieno korio ir tada matyti, žinai. Nes, matot, knibždelinas čia pas mane yra. O čia to aš nenoriu tiesiog daryti, netgi dėl filmavimo. Bet pasižiūrėsim. Pasižiūrėsim, kaip čia kas atrodo. Nes jeigu kažkoks jau rimtesnis tas lopšys, manau, pamatysim ir taip. O jeigu nerimtas, tai jisai baigs savo egzistavimą paleidus motinėlį. Opapa. Nu. Yra prasiritusių. Čia tos galim nežiūrėti, va čia tos neužuomasgas paruoštukus, kaip sakyti. Jie būna kartais per metus, bitės jos pasidaro, jos tokias yra. Va, yra tų lervučių. Kažkas čia jau ir įsirita. Ką šitoj pusėje turit? Neturit lapšių. Čia kažkoks įdomesnis toks paruoštukas. Viršui tuščias. Kažkokius paraštukus, kažką gal čia vat viršui vienas buvo toksai, tokioj neįprastoj vietoj, bet jis tuščias. Nežinau, kodėl čia buvo padarytas, o čia dabar. Bet tikrai, kad ne dabar, nes jeigu būtų dabar darę, būtų darę ant tinkamos motinėlės auginimui lervutės. Palaukit, aš kažkaip nusislinko čia man. Va. Dabar gerai matos. Motinėlę turbūt, kai rodžiau. Ta koriukas su motinėlė čia prie šono turiu pasidėjęs. Kol kas jos neišleidau. Išleisiu, kai jau dėsiu į lizdą. Dabar peržiūriu tiesiog tuos dėl tų lopšeliukų. Ir va, mano bus va toks lizdukas tasai žiemojimui, tiksliau užmaitinimui. Žiemojimui tie 10 koriukų jie statysis 2 aukštais po 5, bet jau po užmaitinimo. Kad nebūtų liežuvio, o tasai sirupas nueitų ten, kur turi. Žiūrim, kad turim lervutės toros didelės. Ką tu čia slepi, ką tu čia slepi, ką tu čia slepi, pasakyk. Žiūriu, ar neslepia kokį lopšį. Ką tu čia slepi, ką tu čia slepi. Ką tu čia slepi, atsakyk. O, kokiam riebiom ilgom šiknom tos bitės. Ne visos, bet didelė dalis. Tai yra tos, kur ugu. Jeigu esant reikalų, gal ir tokios jau jos superbytės, kad net esant reikalų traniniam galėtų tapti. Nes kaip pasakoju apie superbytes, kad būtent tik iš superbyčių tarpo ir atsiranda bitės traninės. Į įstaigą nelieka motinėlės. Ten irgi įdomi tema. Nu, čia matau didžioji dalis dengta. Pažiūrim, ką jis čia slepia. Nieko neslepi, nieko neslepi, nieko neslepi, tralala. Čia
kauburėlis. Žiūriu taip kaip kokį gal kauburėlį, nes kauburėlis tai gali būti lopšys, kurį slepia bitės, šildo jį, tarkim. Pats lopšys įsikišęs virš korio plokštumos ir dar bitės jį aptupia, nes šildo, kad jau ta motinėlė ten tobulom sąlygom būtų, kuo geresniam augtų. O, koksai žakiuotas gražiai. Nemažą dalį prasijokiavo. Dalis išsirito, to, kas buvo dengti prieš savaitėlę. Tai pagal bendrą vaizdas prieš jį. Čia nieko, matau, neslepia. Čia irgi nieko neslepia. Čia buvo matyti korys su senesniais, vyresniais perais. Visas dengtas. Nebuvo ant ko auginti, tai tikrai nieko neslepia. Ne. Žinot, daros truputį šiltoka, čia man į kuprą saulė spigina, buvo vėjas, tokiais dabar momentais taip ir aprimo. Tai tokie tie reikalai. Irgi dengtas korys, nieko jis čia neslepia. Nieko neslepia mažutis, atviras man. Sakau, ką mes nuo tavęs ropščiai nuslėpsim? Ar yra prasmė slėpti? Tu vis tiek atrasi. O taip, mažutės, jūs taip tik ir galvokit. Man patinka jūsų mintis. Jūs kalbat ir galvojat tai, kas man patinka. Jūs vykdot mano lūkesčius. Matas, žinai, pastačiau kamerytę, kaip matytis turėtum. Taip, tai šitos, palaukit, 4 pasižiūrėjau, kaip kad ir planavau. O dabar man stumtis jos į kraštą, nes reikės įdėti mamytę. Mamytę dėsiu krašte, tai bus saugiausia. Tik iš vienos pusės bus korys, prie kurio gražiai prileisiu. Nes man dabar nesvarbu, kur jinai atsidurs, susiras savo vietą. Nereikės korių sustuminėti, aš tik vieną pusę korio atsargiai persižiūrėsiu. Čia matosi irgi, kad nėra tikrai jokio kauburėlio ir jokio, čia kažkokių yra tų viečikių, kur gali kažką slėpti. Čia irgi matau dengti perai ir bičių tirštai. Žiemos bitės nenori dirbti. Čia galėtų pagalvoti, žinai, tiek daug bičių čia, neįtų dirbti lauką, jis žiemai ruošiasi, jis ganosi, penėsi, peniukšlės. Nes tos irgi, kur perų nemaitinusios žiemos bitės, nes upė bitės, tarkim, bet tos perų nemaitinusios, ne? Jos irgi ganos. Valgo žiedadulkes, kurias dar parneša. Bitės senės. Jį ten gana smarkiai dar užsiaugina baltojo riebalinio audinio. Yra tyrimai 80 kažkelintų metų, kad tai vyksta su fiksuotais skaičiais. Tralala, nieko čia neslepia. Nieko čia irgi neslepia. Nematau, kur čia ką gali slėpti. Jaunų matau, bet tokių. Po to, kai jau visas bus įsiritusias, čia dar sakiau, padarysim vieną testuką ir kitumą. Nes dabar, kai padarėm tą, ten kažkoks biški kaip ir mano tas feilas, skaičiuojant erkės gavas, bet kažkas buvo toli 3, toli 4%. Bet pažiūrėsim, garinai, kai bus įsiritę, koks tas erkėtumas, būtent pusę sezono tokiu būdu bitininkaujant. Opa!
čia jau yra, žinokit, ten tos ištuštino, bet lizdėlė yra prinešta, kur matyti įsirito ir motinėlės nebuvo, va čia matau pripilta, toks korys nekarštinis. Ir gerai, čia kažkokių yra kauburėlių, tas korys toks kraštinesnis, pažiūrėkim. Nes anuokart, žiūrint, ten buvo tokiam zonom netolygiai, kad buvo ir dengtų perų, ir atvirų. Tai kažkur gali būti ir tarp dengtų, žinai, kažkur, kad buvo lervutės, ant kurių toliau nuo motinėlės, to daugiabučio, to komunalkės kažkuriam tai kambarėlį, tolimesniam nuo uždarytos motinėlės, kur yra šiek tiek silpnesnis jos kvapas, sugalvoju, žinai, to kambarėlio komunalkės bitutės pasidaryti naują motinėlę, kad turėtų daugiau kvapų. Ugostyti motinėlės koksą. Nu va, nieko čia neslepiam. Nieko nematau. Ryryryryryry. Pizdarūkės man geras. Nieko nėra. Susispausit mažutės tokiam lizdėlį, susispausit. Žiemą bus įmuštat šilčiau, jaukiau. Vėjai nešvilpaus. Nu ir tą dar pažiūrim paskutinį. Matot, tas izoliatorius, kai yra praeinamas bitėm, jos su motina bendrauja ir realiai, pranešioja šiek tiek tą kvapą, besikeisdamas, bendraudamas tarpusai. Kaip ir nėra čia tų lopšelių. Dabar imu aš tą korį su motinėlę. Čia va yra ta motinėlė, ne? Jį atidarysiu, bus ant tos pusės, tai aš ją statysiu va šitaip, žinai. Man bus saugiau iš tos pusės, kad pritriekščių nėra rizikos, o čia aš sukontroliuosiu tais petukais, suglausdamas petukus ir stumdamas. Tiesiog, kad apsidraust, kad nepažeisčiau motinėlės, grąžindamas ją į šeimą. Dabar, čia, kažin, su kepurė neužstoju aš. Opa, va. Bėgioja tas mėlynas va taškelis, mato. Čia ko gero ir kiaušinėlių dar yra padėjus. Yra, matau. Yra kiaušinukai. Bėga tas taškelis, ne? Iškart ieško kutėse, kur pakakoti. Kiaušiuką, ką žiūrėjo. Oi, darbštuolė. Bandau aš ją grąžinti į lizdą. Man bėgti kitą pusę. Bėga gražiai. Gal atgal nubėga. Molodec. Aš ją grąžinau. Sujudimas šiek tiek čia šitoj vietoj matos sparneliais makul. O čia šita. O šitą mes. Kas čia užstrigus bitukė. Opa. Vėkit. Kvapas liko motinėlės. Va. Kaip gražiai jos čia dūzgat šitą motinėlę, išėjo jau jos bž. Ir dabar lisonis prištampavo iš plastiko meduvių tų maitintuvių dviejų rūšių. Aš turiu normalius aukštukus lisonį, bet pasiėmiau išbandyti, žinai. Tai čia va pigiausias jų variantas. 8 pinigėliai su kapeikam beras. Pabandysim jį, čia net nepamatau, kiek čia telpa. Tvernis. Galbūt mažai telpa, man teks tą porciją depilinėti. Pažiūrėsim, bet čia matau turėtų tilpti po stogu. Panašu. Pažiūrim, ar čia įvertina būtent tai,
lisonio tie konstruktoriai, kad tas aukštis turėtų tilpti po tuo standartiniu, ne kažkokiu paaukštintu avilio stogu. Ir dar bandau už ją uždėti dabar. Čia to šaršal, maršal, karšal. Ir čia va uždaryti. Išbandysim, kaip ta maitintuvė veikia. Tuoj pažiūrim, daugmaž ar stogas susidarys čia. Jeigu aš dabar žiūriu čia. Taip, paskaičiuotas. Žiūrim. Jo. Nu va, eilinės iki viską gerai pramastė. Liuksum pirdom, bet aš vis tiek mėgėjas. Čia kol jo neprikiavo, uždėsiu dar žieduką kaip fiksacijai. Va, man dabar užtikrinčiau. Skraidyt man įdomi permatomas, va kaip ir ekranas ir maitintuvė. Nu, toks va pasirodė įdomus reikaliukas. Mažesnės talpos, kas irgi gerai, kartais galbūt sezoną, jeigu gali praversti. Paėmiau pasibandyti, nes įdomu buvo. Ir. Čia viską baigiam. Nu va, koks kietas aviliukas gavas, ne? Tik lizdukas, čia po stogu maitintuvė. Nu, žiūrėsim, ką turėsim. Motinėlė vėl dabar laksto. Ir šiandien reikia suskupti. Va, pirmiausia, parsinešiu ten tos koriukus, kuriuos paėmiau. Matėt, kas gavos iš šakar-makar. Apatinis faktas ištuštino. Viršutinis nežinau, ar papilnėjo ar ne, sunku įvertinti. Bet mačiau lizdukės šiek tiek buvo ten to nektaro medaus, kas irgi nėra blogai. Atsinaudos jį likusiems periukams išmaitinti. Tai tuos atkariukus parsinešiu ten, jeigu ką, jau susuksiu atskirą filmuką, nes ten jeigu išsuksiu kažkiek, tai reiks pasverti ir užfiksuoti, kas į sezoną tas šimelį dar davė. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, skubinai einu į vidų daryti sirupiuko. Pirmai porcijai darau skystesnį, kad daugiau akučių užpiltų. Darau daugmaž pusę ant pusės, 1:1, pirmą porciją. Kitas porcijas darau 3:2, tirštesnį. Nu, kitas, tas, kur sakiau, 3 porcijos, ne? Ir plus bonusas galbūt 4 mažytė porcytė. Tai pirmoji 1:1, o likusios 3:2. Tai eisiu daryti sirupiuką ir čia dar supilti, tą bet irgi nufilmuosiu. Nu, einam vidun. Nu ką, mes jau viduj darysim sirupiuką. Pasimėjau tokį mažą kibirėlį čia, apie 6 litrai telpa skystalo. Nežinau dabar tiksliai ten tos maitintuvės talpos, tai pirmos porcijos darysim pusę tik tai. Tai ne 4 kg cukraus, o 2, nes dapilus vandenį čia gausis 3 litrai su biškiu. Man rodos, ten gali būti, kad panašiai tokia talpa ir yra tos maitintuvės lisonio. Nu, pasižiūrėsim, jeigu kas darysiu, jeigu tiek ir telpa ten apie 3,5 litro, tai bebaigiant tos 2 kilus suvalgyti, iš karto darysiu, ten dapilsiu, kad būtų ta pirma porcija, kaip sakiau, 4 kg sušerta. Cukrus toks, bile koks yra cukrus, toks pat dabar. Panevėžį, ne Panevėžį. Panevėžį ten irgi tik fasuoja tą patį. Gatavo cukrų, kad ir Optima linija toks pat. Kam patinka, gyvenkite iliuzijose. Jeigu tai geriau jaučiatės. Pilantą. Nuleidžiu vandenį, kad būtų karštas. Pas mane iš 50 laipsnių bėga. Turėtų ištirpti. Darau 1:1. Tai 2 kilai cukraus. Koks į dašą pasikrita. Beveik pusę kibiriuką įgavus. Tuoj nubėgs vandeniukas, man karštas. Užpilsim.
litrinis emaliuotas podas. Na. Galima, kad greičiau užvirti jį, užpilti tada greičiau, bet karštesnis. Ir darau už tą skystesnį. Nu, tai čia va pusė ant pusės gaunas, toksai normaliukas, pagaliuką pasiėmęs. Nu, daugiau viso to nefilmuosiu, vis pamaišai, kol visiškai ištirpsta tasai cukrus, turim tą sirupiuką pirmai porcijai. Tik čia dabar bus pusė pirmos porcijos, nebijau, kad ten daugiau netilps visą porciją, nes ant 4 kg cukraus ir 4 litrai vandens. Tai gausis kokie 7 litrai, ko gero, sirupą. Nu, va taip vadiškai. Pastoviai pamaišau, kol ištirpsiu. Nesuku su smegenų labai, dabar strioko nėra. Tiesiog, kai ištirps, nunešiu, supilsiu, nufilmuosiu. Nu, va tokius santykiais lengvai ištirpsta ir 50 laipsnių tam vandenį. 2 kg cukraus, 2 litrai vandens, gavos čia 3 litrai su kopeikom kažkur sirupiuko. Einam supilsim, pažiūrėsim, ar telpa į tą maitintuvę. Pam. Bandom. Žiūrim. Kiek čia į tą maitintuvę telpa, nepasižiūrėjau, bet lyg niekur neužrašyta. Tilps šitie 3 litrai. O tai dar biški avilys pas mane kampu pastatytas. Tai žiūrėkit, vienam krašte nelabai ir betelpa. Tik. Tai va panašiai čia būtų tiesiai kažkur apie 3,5 litrą maksimumas tos maitintuvės, nu nedidelė, kaip užmaitinimui. Dabar tą pirmą porcijėlę 4 kg reikės per 2 sykius desitaisius. Kai matysiu, kad šitai jau visai baigęs, susirpti iš karto turiu, neprašupsiu dar vieną depilti. Tai tuo aspektu, kaip žiemos užmaitinimui biškį gal ankštoka. Daugiau priėjimo būtų didesnė iš karto tos ketą. Nu, didesnė šeimai kažkaip ant daugiau korių, tai reiktų gal, kad ir 10 litrų, žinai, tilptų, kad normaliai užpylė ten ir tiek. Nu va, dabar tai paliekam, tai tą antrąją dalį, kai jau baig susirpti, nebefilmuosiu, va tiesiog parodau šitą. Tai ta vat 1:1 tas santykių, tas sirupiukas skystesnis, lengvai ištirpsta ir 50 laipsnių temperatūrai. O sekančias jau tas porcijas, 2 ir 3, darysiu 3:2, kas reiškia 3 kg cukraus, 2 litrai vandens. Ten jau tirpsta sunkiau ir geriau vandenį jau pakaitinti iki to paties 100 laipsnių, žinai, ir pilti šiltą tą sirupiuką. Šiltą geriau duoti, jiems smagiau imti jį ir vartoti. Nu, va taip. Tiesa, nepažems šitai, jas jau turėjo čia kaip eiti ir nemniuoti. Nes jų čia jau buvo priėję. Nu, kažkas jo čia varenkas, matau. Nu, matysim. Po savaitėlės pafilmuosiu, kaip čia jos kažką daro. Nemniuoja. Į šitą filmuką jau nebelauksiu. Tiesiog sumontuoju, kelių neturiu laiko. Soriukas. Nu va, atsigėriau kavos puodelį, nu ir renkas jau jos. Tai čia minučių reikalai, kol praneš,
kas ir kaip, ir pradės srėbti masiškai. Čia vyksta prasilakiojimas, sujudimas, pasikeitė situacija avily. Ir dar vieną tokį dalykiuką prisiminiau, kurį irgi norėčiau paminėti prie to paties, kad būtų ką apie tą buferinį aukštuką, kuris buvo šičia. Tai kaip jį dar galima panaudoti. Tarkim, nusausinimui koris, kai dedam ant viršaus, tai turim kažką pakloti atskirimui nuo lizdo. Plėvelę ar tai drobelę kažkokią su minimaliais praėjimais, kad būtų atskirtas nuo lizdo ir bitės jo to aukštuko nelaikytų lizdu ir eitų ten jį apsausinti ir susinešiot ką. O buferinį, tarkim, jau atskirimo nuo lizdo nereikia, manau, realiai irgi galima panaudoti, jeigu kažkam tai kažkokiai situacijai būtų patogiau kaip nusausinimui, bet reikia kišti papačią po lizdu, jau ko gero nelabai patogu. Bet kas dėl to, tarkim, turint dvi meduvės, kurios abi nepilnos, tai pilnesnė palikti viršui, o tuštesnė, tarkim, kišti po apačią po lizdu tam, kad susineštų ir sukeltų į tą viršutinę, iš dviejų padaryti vieną, bet visai verta pabandyti. Ir manau, kitą sezoną, jeigu kažkokia bus tokia situacija, kad tai verta pabandyti, galėsim pabandyti, pasižiūrėti, kaip tai veikia. Nes dabar matom, kad išvalė jį, išsausino labai gražiai tą pirmą aukštuką. Tiek va. Kągi, tuom šią laidelę, šią dokumentikos serialo apie mikrošeimelę dalį baigiu. Iki greito susimatymo šiame seriale. O šį savaitgalį dar pasimatysim ir su pagrindinė šeima atskiram playliste, kaip ten kas. Tai iki, nepamirškit. Sėkmės visiems, sėkmingai pasiruoš žiemai. Laikykitės. Dusgelyno naktys ilgos ir tamsios, bet ropšė žino, kam bitės laukose blaškos, kai darbai nudirbti rankiai krenta į žemę Dusgelyno visą nuo vargį nuplauna. Džakas su ledu, kai siela atsigauna, o savaitgalį su draugais jis tiesa visiems transliuoja.